Gerbiamas klausytojau, džiaugiamės, kad jūs dalyvaujate ES finansuojamame Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Pagrindinis projekto koordinatorius yra Turkijos universitetas, Pamukkale universitetas. Kiti projekto partneriai iš Turkijos yra iš Hatay Mustafa Kemal universiteto, Başkent universiteto, Süleyman Demirel universiteto, Budur Mehmet Ekif Eroi universiteto. Taip pat Krajovos universiteto iš Rumunijos bei Lietuvą atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Šiame projekte dalyvauja Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų asociacijos bei draugijos. Noriu Jums pristatyti antrąjį modulį elektrostimuliacijos srovės. Ir šio modulio 2.6 submodulį vidutinio dažnio srovės. Šį submodulį parengė Ilija Eva iš Krajovos universiteto fizinio lavinimo ir sporto fakulteto fizinės terapijos ir sporto medicinos katedros. Šį modulį įgarsina docentė Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė iš Šiaulių valstybinės kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto reabilitacijos katedros. Kineziterapijoje ir reabilitacijoje plačiai naudojamos vidutinio dažnio kintamosios srovės, kurių dažnis svyruoja nuo 1 iki 10 kHz. Šių srovių panaudojimo galimybės gydomosioms reikmėms yra itin plačios, todėl ir reabilitacijoje plačiai naudojamos. Vidutinio dažnio srovių diapazone dažniausiai naudojamos 2 dažnių srovės. Tai yra 4 kHz vadinamos interferencinėmis srovėmis ir 2,5 kHz vadinamos rusiškomis srovėmis. Šioms srovėms teikiama pirmenybė, nes oda veikia kaip barjeras srovei, o didinant srovės dažnį mažėja odos varža. Tai leidžia srovei geriau prasiskverbti ir lemia geresnius gydymo rezultatus. Vidutinio dažnio kintanti srovė dažnai moduliuojama, kad susidarytų sinusinės srovės pliūpsniai. Šių srovių pliūpsnių dažnis paprastai svyruoja nuo 1 iki 150 Hz. Manoma, kad nervinių skaidulo atsakas į nuoseklius kHz dažnio impulsus sugeneruotas kiekvieno kintamosios srovės stimulo ciklo susumuoja ir sukuria vieno veiksmo potencialą, reaguojant į kiekvieną vidutinio dažnio kintamąjį pliūpsnį. Tikėtinas nervų uždegimas moduliacijos dažniu rodo, kad fiziologinis ir terapinis poveikis būtų panašus į tuos, kurie stebimi naudojant žemo dažnio impulsinės sroves. Remiantis prielaida, prognozuojama, kad į atsaką į vidutinio dažnio sroves pirmiausia veiks odos varžos pokyčiai, o ne pats nešiklio dažnis. Kitaip tariant, tikimasi, kad didesni nešiklio dažniai veiksmingiau stimuliuos giliau esančius nervus, tokiu būdu labiau užtikrinant gydomąjį efektą. Kineziterapeutai gydymo tikslais dažniausiai naudoja TENS, kadangi turi galimybę pasirinkti iš skirtingų kintamosios srovės dažnių ir režimų. Srovė gali būti tiekiama tiesiogiai arba nuolat, arba ji gali būti tiekiama kaip impulsų serija. Kiekvienos srovės tipas turi savo privalumų ir trūkumų terapijoje. Įrodymais pagrįsta elektroterapija skatina greitesnį paciento atsigavimą, naudodama energiją kaip stimulą fiziologiniams įvykiams stimuliuoti. Todėl gaunama gydomoji nauda ir mažinamas skausmas. Interferencinių srovių terapija naudojamos vidutinio dažnio kintamosios srovės, atkartojančios žemo dažnio srovių poveikį audiniams. Panaudojus 2 vidutinio dažnio kintamąsias sroves, sukuriama žemo dažnio interferencinė srovė, užtikrinanti žemo dažnio stimuliacijos privalumus be nemalonaus šalutinio poveikio, pavyzdžiui, skausmo, diskomforto ar odos dirginimo pacientui. Interferencinių srovių terapija – tai tokia periodinė elektrostimuliacija, kurioje naudojama vidutinio dažnio srovė. Įprastai lygi 4 kHz. Antrame paveikslėlyje matote, kaip gali būti dedami elektrodai taikant interferencinės sroves. Dėl 2 skirtingų vidutinio dažnio srovių sąveikos
Atliekant interferencinių srovių terapiją, susidaro amplitudiškai moduliuota žemo dažnio srovė, kurios dažnis yra nuo 0 iki 250 Hz. Interferencinės srovių terapijos privalumai. Taikant šią terapiją sumažėja odos varža, todėl palengvėja srovės srautas per odą. Amplitudiškai moduliuotas dažnis sukuria į giliuosius audinius prasiskverbiančią žemo dažnio srovę. Tokiu būdu geriau užtikrinamas gijimas. Teoriniai fiziologiniai interferencinių srovių mechanizmai. Perėjos teorija, apie ją kalbėjome submodulyje prieš tai yra skausmo signalų moduliacija valdant nugaros smegenų perėjos mechanizmą. Taip pat ši terapija paspartina kraujo apytaką, tokiu būdu skatindama kraujo apytaką į gydomąją sritį ir užtikrindama greitesnį gijimą. Nusileidžiantysis skausmo mechanizmas. Jis veikia per nusileidžiančiųjų skausmo slopinimo takų aktyvavimą. Nervinių signalų pernašos blokada, tai yra nervinių signalų trikdymas. Ir placebo efektas. Prie skausmo malšinimo prisidedantis psichologiniai veiksniai. Interferencinės srovės gali būti skirstomas į tikrąsias ir iš anksto moduliuotas. Tikrosios interferencinės srovės metu yra taikomi 4 elektrodai, o 2 vidutinio dažnio kintamosios srovės naudojamas per 2 izoliuotas grandines. Srovės turi įsiterpti į audinių vidų ir sukelti norimą gydomąjį efektą. Iš anksto moduliuotos interferencinės srovės. Tai yra 2 vidutinio dažnio srovių interferacija įvyksta pačiame įrenginyje. Ir iš to gauta banga amplitudiškai moduliuota srovė, perduodama į audinį naudojant vieną elektrodų porą. Interferencinės srovių terapijos principai. Taikant interferencinę srovių terapiją, tai yra jos principas grindžiamas ryšiu tarp odos varžos ir stimuliacijos dažnio, taip kaip pavaizduota trečiame paveikslėlyje. Didėjant dažniui mažėja odos varža. Tai galima išreikšti formulę Z lygų 1 padalinta iš 2 FC, kur Z varža ohmais, F dažnis hercais, o C odos elektros talpa mikrofaradais. Interferencinių srovių terapijos principai. Vidutinio dažnio kintamųjų srovių privalumai. Tai kalba pirmiausia apie odos varžą. Jeigu taikome 50 Hz dažnio srovę, tai odos varža atitinka maždaug 3200 ohmų. Jeigu taikome 4000 Hz dažnio srovę, odos varža atitinka apie 40 ohmų. Mažesnė varža reiškia veiksmingesnę stimuliaciją. Interferencinė srovė veiksmingai stimuliuoja biologinius audinius. Geresnė skvarba ir energinis efektyvumas. Vidutinio dažnio kintamosios srovės lengvai prasiskverbia pro odą, giliesiems audiniams pasiekti reikia suvartoti mažiau energijos. Veiksmingesnis ir mažiau diskomforto keliantis metodas, kuris suteikia gerą gydomąjį poveikį. Interferencinės srovės išvystymas bei mechanizmas. 2 nesinfazinės vidutinio dažnio srovės suderinamos efektyviai audinių stimuliacijai. Nekintamo dažnio, pavyzdžiui, 4000 Hz, reguliuojamo dažnio, pavyzdžiui, nuo 4000 iki 4250 Hz dažnio srovės. Interferencijos principas prasiskverbimui į audinius ir nervų stimuliavimui. Interferencinių srovių terapija gali būti naudojama 5 klinikinėse srityse. Pirmoji – tai yra malšinamasis poveikis ir ūminio bei lėtinio skausmo valdymas. Antroji – stimuliuoja raumenų aktyvumą ir skatina raumenų regeneraciją. Trečioji – skatina kraujo apytaką ir gerina audinių aprūpinimą deguonimi. Ketvirtoji – mažina edemą ir tinimą. Penktoji – palengvina minkštųjų audinių gijimą.
Kaipgi interferencinės srovės gali būti panaudotos skausmo valdymui? Malšinamasis interferencinių srovių poveikis pasireiškia C tipo nociceptinių skaidulų Vendenskio tipo slopinimu ir perėjos teorija. Tai yra pavaizduota 5 paveikslėlyje. Anot šios teorijos, didelio skersmens mielinizuoti aferentiniai nervai varžosi su mažo skersmens nemelinizuotomis skausmo skaidulomis, uždarydami perėją informacijai apie skausmą ir sumažindami skausmo suvokimą pacientui. Reaguodamas į skausmą, nusileidžiantysis skausmo slopinimo mechanizmas išlaisvina endogeninius opiatus ir blokuoja tolesnį skausmo signalų perdavimą. Taigi, interferencinė srovių terapija gali būti taikoma norint išgydyti ūminį ir lėtinį skausmą, atsirandantį dėl įvairių priežasčių. Jos gali būti potrauminis skausmas, kuris atsiranda dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų, bei simpatinės sistemos palaikomas skausmas, pavyzdžiui, sergant peties ankštumo sindromu, refleksinė simpatinė distrofija ir Reino liga. Aukštesni dažniai, maždaug apie 100 Hz dažnio, sensorinių nervų lygmenyje gali suaktyvinti skausmo signalų perėjos mechanizmus ir paslėpti skausmą. Žemesni dažniai iki 10 Hz dažnio motorinių nervų lygmenyje suaktyvina opioidinius mechanizmus ir išlaisvina skausmą malšinančius endogeninius opioidus. Interferencinius srovės gali sumažinti simpatinės sistemos aktyvumą ir sumažinti simpatinės sistemos palaikomą skausmą. Interferencinių srovių panaudojimas raumenų veiklos valdyme. Vendenskio slopinamuoju efektu pasižymintys neuronai į interferencinio srovės terapiją atsako sumažėjusiu jautrumu, nepriklausomo signalo išsiuntimo dažniu, kas yra panašu į įprastą valingą raumenų susitraukimą. Žemo dažnio neuroraumeninė stimulacija veikia lengvai išvargusias raumenų skaidulas, kurių sinchroninis modelis skiriasi nuo įprasto raumenų susitraukimo. Interferencinių srovių terapija gali būti taikoma keliais būdais. Tai pirmasis – raumenų spazmams bei sąstingiui atpalaiduoti ir numalšinti skausmą. Antrasis – stabdo nervų dėl raumenų neveiklumo kylančią raumenų atrofiją. Trečiasis – padeda permokyti raumenis po traumų ir operacijų, gerina jų koordinaciją, jėgą ir valdymą. Ketvirtasis – palaiko ir arba pagerina sąnarių judesių amplitudes, mažina jų sustingimą ir kontraktūras. Raumenys susitraukia stimuliuojant motorinius nervus maždaug 10–50 Hz dažnio srove. Žemesni dažniai nuo 1 iki 10 Hz sukelia trūkčiojimus, o aukštesni 50 Hz dažniai ilgalaikį tetaninį raumens susitraukimą. Srovės parametrus reikia parinkti atsižvelgiant į pageidaujamą poveikį ir numatomus gydymo tikslus. Interferencinių srovių panaudojimas kraujo apytakos ir edemų valdyme. 100 Hz dažnio interferencinių srovių terapija veiksmingai mažina ūminę edemą, nes tokiu būdu yra stimuliuojama raumenų veikla, slopinamas simpatinis aktyvumas ir veikiamos ląstelių membranos. Gydant lėtinę edemą egzistuoja 2 pakopų prieiga. Tai yra 100 Hz dažnio srovė kraujagyslėms praplėsti, po kurios seka 10 Hz dažnio srovė pokyčiams pašalinti. Tokiu būdu yra užtikrinamas kraujagyslių ir nudrenavimo problemų sprendimas. Taigi, interferencinių srovių terapijos metu kraujagyslės gali būti plečiamos 2 mechanizmais. Pirmasis – kraujotaka skatinama aktyvuojant parasimpatinės skaidulas. Antrasis – slopinamas simpatinės sistemos aktyvumas, atpalaiduojamos arterijos, kas pasitarnauja gydant apytakos sistemos sutrikimus, tokius kaip Reino liga. Įprastas interferencinių srovių terapijos dažnis yra 15 Hz arba svyruojantis nuo 10 iki 25 Hz dažnio diapazonas.
Srovės šiame diapazone veiksmingai malšina skausmą ir teikia gydomąją naudą, nes jie siekiama sukelti konkretų fiziologinį atsaką ir sukelti gydomą poveikį audiniuose. Interferencinių srovių panaudojimas gydant kaulų lūžius. Nors interferencinių srovių terapija rodo teigiamus rezultatus gydant ūmius blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžius, tam turėtų būti taikoma 20 Hz dažnio, 20 minučių trukmės ir 5 dienas per savaitę interferencinių srovių terapija. Tačiau jos panaudojimas audinių gijimui nėra paplitęs, o jos panaudojimo galimybės lūžių gydymui tebėra labai ribotos. Taigi, interferencinių srovių terapija sukelia ciklinio adenozino monofosfato, acetilcholino esterazės ir tokių fermentų kaip šarminė fosfatazė pokyčius, kurie veikia ląstelių procesus ir skatina nervų, audinių regeneraciją bei kaulų gijimą. Naudojant interferencinių srovių terapiją 20 minučių 20 Hz dažniu pagerėja apatinio žandikaulio lūžio gijimas, o 20 minučių 100 dažnio hercų pagreitėja kompleksinio regioninio skausmo sindromo ir pseudoartrozės nykimas. Tai rodo, kad interferencinių srovių terapija gali būti naudinga gijimui ir atsigavimui po šių ligų. Interferencinių srovių panaudojimas šlapimo nelaikymo gydymui. Interferencinė srovių terapija gali būti veiksminga tiek gydant šlapimo nelaikymą, tiek hiperaktyvią šlapimo pūslę turintiems pacientams. Ir nors šių dviejų ligų priežastys skiriasi, nes šlapimo nelaikymas pasireiškia dėl neveiksnaus šlaplės rauko, o hiperaktyvi šlapimo pūslė pasireiškia dėl užslopinto šlapimo pūslės raumenims, tačiau šios dvi ligos gali būti veiksmingai gydomos taikant interferencinę srovių terapiją. Pacientai kenčiantys nuo streso, potrauminio ar mišraus šlapimo nelaikymo pranešė, kad po gydymo taikant interferencinės sroves, kurių dažnis buvo nuo 0 iki 10 Hz, o trukmė buvo 15 minučių 3 kartus per savaitę, sumažėjo šlapinimosi dažnis. Tai pabrėžė interferencinių srovių potencialą valdyti simptomus ir pagerinti šlapimo pūslės kontrolę įvairių tipų šlapimo nelaikymo atveju. Konkrečiai esant priverstiniam šlapimo nelaikymui, interferencinių srovių terapija, kurios dažnis 5-10 Hz, o trukmė 30 minučių, veiksmingai nukreipia į mažas aferentinės skaidulas pubentalinėme nerve. Šis mechanizmas sukelia refleksinį šlapimo pūslės raumens slopinimą ir dubens dugno raumenų susitraukimą, padedantį gydyti šlapimo nelaikymą. Nepaisant to, kad įrodymai patvirtina šios terapijos taikymą esant stresui ir šlapimo nelaikymui, klinikinis įvertinimas yra ribotas, o gydymas interferencinėmis srovėmis nėra veiksmingas anorektaliniam šlapimo nelaikymui. Taigi, kokiegi gydymo parametrai taikant interferencinių srovių terapiją? Rekomenduojamas dažnis yra nuo 1 iki 10 000 Hz, atsižvelgiant į pageidaujamą poveikį. Amplitudė – pacientui diskomforto nekeliantis lygis, kuris yra matuojamas miliamperais. Gydymo trukmė priklausomai nuo ligos ir atsako yra matuojama ir vertinama minutėmis. Elektrodų išsidėstymas išdėstoma atsižvelgiant į gydymo sritį, poveikį ir metodologiją. Ir gydymo dažnumas pagal asmeninius paciento poreikius sudarytas savaitinių ar dieninių gydymo seansų skaičius. Taigi, kokiegi galėtų būti dažniai? Jeigu norime veikti simpatinį nervą, yra rekomenduojamas 1-5 Hz dažnis. Norint veikti parasimpatinį nervą, yra rekomenduojamas 10-150 Hz dažnis. Norint veikti motorinį nervą, yra rekomenduojamas 10-50 Hz dažnis. Norint veikti sensorinį nervą, yra rekomenduojamas 90-100 Hz dažnis. Norint veikti nociceptinės skaidulas, yra rekomenduojamas 90-150 Hz dažnis. Na ir lygiuosius raumenis norint veikti, yra rekomenduojamas nuo 0 iki 10 Hz dažnis. Šiam pranešimui parengti buvo naudojami pateikti literatūros šaltiniai. Šioje skaidrėje matote visus projekto partnerius. Ačiū, kad domitės
klinikinės elektrostimuliacijos galimybėmis kineziterapijoje ir reabilitacijoje.